Sveiki visi, su jumis Žiaurio žinios bei aš vedėjas Lukas bei Simona. Lukai, ar žinai, kas svečiavosi mūsų mokykloje praėjusią savaitę? Ne, Simona, net neįsivaizduoju, kas svečiavosi pas mūsų mokykloje. Nagi pasižiūrėkime. Dabar rubrikoje svečias Gerda pakalbins Izraelio ambasadorių Lietuvoje. Štai tai. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Gerda. Na, o šiandieną mūsų mokykloje lankosi Izraelio ambasadorius. Salėje jau matome surinkę daug žmonių. Na ir išsiaiškinkime, ką jis čia veikia. What is the purpose of your visit? To get to know the people, because I believe in people. Koks jūsų apsilankimo tikslas mūsų mokykloje? Mano tikslas yra susipažinti su naujais žmonėmis. Aš keliauju po Lietuvą gana daug ir kalbu su moksleiviais bei kitais žmonėmis apie dalykus, kurie man yra svarbus kaip istorija, kitų supažindinimas su vietinė miesto istorija, na ir pasakoju apie labai liūdną žydų likimą. And also to talk about the very sad history of the Jewish people. Kodėl pasirinkote būtent šią mokyklą? Jūsų mokyklos reputacija yra labai gera, esu girdėjęs puikių atsiliepimų apie šią gimnaziją, na ir nesu nusivylęs mokiniais, jie čia labai bendradarbiaujantys. Dideliai mano nuostabai, didžiąją paskaitos dalį jie netgi klausėsi. Iš kur žinote tiek daug apie Prienus? Aš daug mokausi ir skaitau. Manau, labai svarbi mano darbo dalis yra ne tik kalbėti apie tai, ką aš žinau, bet ir sužinoti daugiau apie kitus, miestus bei žmonės. Kiek laiko svečiuotės Lietuvoje ir kiek dar planuojate čia likti? Ambasada buvo atidaryta sausio 26 dieną 2015 metais, todėl tai yra truputį daugiau nei 2 metai. Na, o kiek dar svečiuosiuosi, sunku pasakyti, bet tikrai planuoju čia būti 2017 metais. And how long? It's hard to tell, but I'm planning to be here in 2017. Thank you. And one more question. Do you know anything about Pierre Bravo? Na ir dar vienas klausimas. Ar esate girdėjęs apie Alaus Bravorą, kuris anksčiau buvo Prienuose? Tikrai? Papasakok man apie tai. Tai buvo garsi vieta čia? Daugiau jie nebegamina? Ne, Bravoro jau seniai nebėra. Esu lankęsis keliose alaus gamyklose kitose Lietuvos miestuose, na ir apskritai lietuviškas alus man labai patinka. Na, ačiū, alus bei pats Bravoras buvo gana garsus. Prienai yra garsus dėl savo kraštovaizdžio, Nemuno grožio, čia yra kelios labai gražios apžvalgos aikštelės, kurios man labai patinka, bet niekada nebuvau girdėjęs apie šį Bravorą. Ačiū. Ačiū Jums. Prienai is famous for the landscape, the beauty of the Nemunas. There are some very nice observation points which I like very much, but I never heard about this brewery. Oh, thank you. Thank you. Thank you very much. Dėkojame Gerdai. Simona, aš tau turiu įdomų klausimą. Kokius blynus tu labiausiai mėgsti? Reikia pagalvoti. Galbūt lietinius? Lietinius. O ar valgiai blynus per užgavėnes mūsų mokykloje? Deja, ne. Buvo tokia didelė eilė, kad blynų man neužteko. O aš girdėjau, tie blynai buvo tikrai skanūs. Aš net neabejoju, Lukai. Roberta, pasakyk mums daugiau. Mokykloje, kaip ir kiekvienais metais, vyksta užgavėnės, kurių metu mokiniai vaišinasi blynais bei šoka šokius. Einame pasivaišinsime blynais. Ar skanūs blynai? Labai.
Kaip manote, ką jie simbolizuoja? Neįsivaizduoju. O galbūt kažkaip namuose paminite užgavėnes? Taip, Kaip? valgom blynus. Jovydai, kaip manai, kodėl per užgavėnes kepami blynai? Na, kiek žinau, po užgavėnių, primink, kaip vadinasi tas periodas, kaip eina, gavėnė. Ir užgavėnės tai tokia šventė prieš gavėnę, kad prisivalgytų, o paskui žmonės... Na, o paskui, kad žmonės nevalgytų, nes ir pasnikai ir taip toliau. Nu, tai pasistiprint, o paskui jau kentėti. O galbūt žinai, ką reiškia blynai per užgavėnes kepami? Ai, kodėl būtent blynai? Nežinau, bet gal kažką galima sieti su praeitim, su istorija, kai lietuviai visada žemdirbiai, žinai, tai miltai, yra miltų, tai kaip blynų ir labai sočiai gal pavalgyti. Aš taip mąstyčiau. Ar skanus blynai? Na, skanus, bet mamos blynams dėja neprilygsta. Kodėl nevalgote blynų? Nenorim valgyti dar. Nenorite? Da, nepralgę. Kaip manote, kodėl kepami blynai per užgavėnes? Nes rytoj gavėnė ir bus pasninko diena ir nebus galima valgyti labai daug. O galbūt žinote, ką simbolizuoja blynai? Nu, riebų, gerą gyvenimą gal. Ar skanus blynai? Skanus. Gerai. Nori valgyti, tai viskas skanu. Linksma ir be blynų? Ką sakei? Labai skanus blynai, labai gerai. Liuks! Benjaminai, ir skanus blynai? Taip, puikus skanus, ačiū, kas čia organizuoja. Kiek jau suvalgėte jų? Vieną suvalgiau, dar vieną pasiėmiau. Kaip manai, ką blynai simbolizuoja? Kodėl jie kepami per užgavėnes? Saulę, artėjančią vasarą šiltą. Liucija, kaip sekasi kepti blynus? Labai įnirtingai kepam. Kaip sugalvojote mūsų mokykloje per užgavėnes lauke kepti blynus? Tai iš tikrųjų kaip ir tampa jau tradicija. Ir kaip matot, yra labai daug norinčių valgyti, tai taip ir sugalvojom. O galbūt žinai, ką simbolizuoja blynai? Saulę. Aš taip manau. O jau pati ragavai blynų? Dar nespėjau, bet būtinai paragausiu ir namuose būtinai kepsiu. Kepi močia blynus. Kepi močia blynus. Kepi močia blynus. Kepi močia blynus. Matote, kaip linksmai žiburiečiai švenčia užgavėnes. Dėkojame, Robertai. Na, o dabar, Lukai, aš turiu klausimą. Ar žinai, ką reiškia žodis charizma? Charizma. Žinau, kad yra toks žodis ir žinau maždaug, bet tiksliai, ką jis reiškia, tikrai neįsivaizduoju, Simona. Na tai pasižiūrėkime, ką atsakė mūsų mokyklos mokiniai. Klausimėlis. Kas yra charizma? Kas? Charizma. Nežinau. Nežinau, tiksliai dėl to neatsakinėsiu. Charizma, tai čia kaip charizmatiškas žmogus, tipo, nu čia apibūdinimas, ne, kažkoks. Nuotaikos išreiškimas. Žmogaus nuotaikų kaita, pavyzdžiui, kaip jisai reaguoja į skirtingus dalykus. Kai labai užsispyręs, gal kažkas vežai, labai sako charizmatiškas. O kaip manai, su kuo susijęs? Su charakteriu. O dar yra kita reikšmė, tai gal žinai kitą? Ne, žinau, kad per žaidimą eina tobulinti charizmą. Rimtai nežinau. Kas yra charizma? Vaikai, nežiūrėkit į mane. Nežinau, charakterį. Kas yra charizma? O jūs esate charizmatiškas? Aš nesikeikiu. Charizmatiškos tai... Ai ne, net tiek to neatsakysiu, paskiau rodot per televiziją, tai... Nežinau. Mašina. Mitsubishis. Kodėl taip manai? Nes yra tokia mašina charizma Mitsubishi. Kai tu būni energingas, linksmas, moki kažką sužavėti kitus. Gal kažkaip labai aiškiai, ryškiai skleidžia savo nuomonę, ar kaip jis, jo požiūrį į pasaulį gal. Žinau, žmogaus, kaip čia pasakius, temperamentu, gal savybė, gebėjimą, sako, jei žmogus charizmatiškas, tai geba, bendrauti. Va, užsivedęs, ką nors tokio daro. Tai tas turbūt, kuris daug juokauja.
O tai kaip juokauja? Nežinau. Kas yra charizma? Charizma, Valdai. Valdas gali paaiškinti. Jo, ne, aš kad žinau, tai jo, bet Valdas gali geriau paaiškinti. Charizma, ta prasme, čia nežinau. Valdai, kas yra charizma? Padėk, nesislėp, nėra paslėpti. Nu, aš manau, kad charizma, kuom žmogus yra geriau supranta humorą, galbūt kažkas tokio. Tai gal koks juokdarys? Gal. O pati esi charizmatiška? Taip, manau, taip. Taip, charizma yra žmogaus kūrinys. Koks kūrinys? Sukurtas jo rankomis. O kada jį sukūrė? Prieš daug amžių. Su gyvūnu. Kokiu gyvūnu? Meškėnu. Charizma. Charizma tai charakterių bruožas, nesakys. Kokio charakterių? Ko? Tai charakterių. O kaip manai, su kuo susiję? Su elgesiu, su sprendimais. O pati esi charizmatiška? Ne. Tai kažkas susiję gal su ištverme. Nu kažkas, ta prasme, žmogaus charizma tai yra gal kažkas tokio panašaus, kad su ištverme. Gal kažkoks su sporto analizavimas, ten kažkas tokio. Charizma tai gal kokia juoko forma, nežinau. O su kuo susiję charizma, gal žinai? Su veidrodžiais. Juokdarys gal kuo? Gal ir taip. Pati esi charizmatiška? Kartais. Dėkojame Brigitai. Komercinis pasiūlymas, mėly žiburiečiai. Praėjo gūdi, niūri, šalta žiema. Ir atėjo pavasaris. Linksmas metas, todėl parodykite savo šypseną ir parodykite, kokie laimingi esat, kai jie atėjo. Su jumis buvo Žiburio žinios. Valgom blynus. Galiu paklausti klausimo? Taip. Kas čia organizuoja? Oi, skanus blynai, kokie skanus. Sveiki, su jumis Žiburio žinios. O kaip man? Reiktų išvardinti. Su jumis vedėjai Lukas bei Simona. Pas mane net va, kai tai padarau, tai trukat storulis rimtai. Sveiki. Gerai. Sveiki. Gerai.